Labas rytas, su jumis vėl sveikinasi laida Ateities kompasas ir aš jos vedėjas Paulius Žigas ir mano kolega Arnas Rumbutis. Sveiki, vėl laida Ateities kompasas, laida, kurioje kalbame apie bakalauro studijų programas ir šiandieną kalbėsime apie biologijos bakalauro studijų programą ir pas mus svečiuose yra profesorė Virginija Podenienė, sveiki. Labadiena. Ir daktarė Radvilė Rimgailė Vojcik. Sveiki. Kaip laikotės? Puikiai. Nuostabiai. Nuostabu, labai gerai. Tada iš karto galime pradėti šnekėti apie tą biologiją ir kaipgi jūs gyvenimas atvedė prie šios ne studijų programos, bet tiesiog prie pačio mokslo. Aš taip pagalvoju, mes abi dvi esame abiturientės baigusios biologijos studijų programą, tiesa, Virginija? Taip, tai mes tokios ir kažkada patyrėme ir dabar dirbame kaip dėstytojas, dėstome. Radvilė mano studentė buvo. O, ar gera mokinė buvo? Labai. Puikiai. Tai aš tai iš tiesų turbūt esu toks keistas ganėtinai variantas, kad aš labai anksti sugalvojau, kad noriu būtent rinktis biologijos studijų programą. Ir aš prisimenu, kad atsakomybė visam šitam krenta mūsų zoologijos muziejui, kuris ir dabar iš tiesų kviečia į edukacijas moksleivius. Aš tada buvau 3 klasėje. Ir man kažkaip paliko neišdildomą įspūdį. Aš atsimenu, kad aš grįžau namo, ten mums dar buvo tokia užduotis, reikėjo rašinėlį parašyti apie tai, ką ten matėme, taip toliau. Ir aš sakau, žinok, mama, aš stosiu biologiją. Bet ten vaikelį žiūrkės reikės skrosti. Bet, kažkaip laikas ėjo, tie planai nepasikeitė. Iš tiesų, biologija ir buvo pirmos numerį rašyta ir stojant. Galbūt reikėtų taip paminėti tą dalyką, kad visą laiką šalia buvo ta pati žurnalistika. Nes mano tėveliai žurnalistai abudu, tai tas toks, atrodo, talento ir žinių troškimo paskirstimas, kaip čia turėjo vykti, bet atsitiko taip, kad biologija vis dėlto nuo 3 klasės ir liko pasirinkimo numeris 1. Turiu paklausti, tai reikėjo tą žiūrkę skrosti, nes aš pamenu iš savo mokyklinės biologijos, mums tikrai kažkada reikėjo kiaulės širdį atsinešti ir aš pamenu, aišku, kaip tikras vaikas, koks 7-okas, 6-okas, mama iš vakaro, sakau, mama, man rytoj reikia kiaulės širdies. Tai aš iš ryto jau tiesiog į turgų, per Šiaulių bulvarą ir jau su širdim maišelį. Tai aš pamenu, kad tikrai reikia išdarinėti. O kokių tokių, gal prisimenate iš savo studijavimo laikų, ar tos pačios mokyklos, ar būdavo tokių įdomesnių eksperimentų? Tai iš tiesų ir dabar, ir tuo laikotarpiu, kai aš studijavau, praktiniai darbai egzistavo ir taip iš tiesų skrosti teko. Mano laikotarpiu, nežinau kaip dabar yra, bet mano laikotarpiu ganėtinai buvo stygius pačių objektų, tai mes poromis skrosdavome, tai mano porininkė, miela ornitologė Gintarė Grašytė, labai mielai atliko patį darbą, aš stebėjau ir žymėjau schemose, ką mes ten matome. Tai taip, iš tiesų praktikos ir praktinių darbų, kuriuose tenka ir skrosti, ir visada buvo ir dabar yra biologijos studijose. Patinka studentams šitokie užsiėmimai, praktiniai darbai? Ar patinka? Patinka tikriausiai. Kaip kuriems yra tokių studentų, kurie iš karto pareiškia, kad jie nenori skrosti gyvūnų, nes Radvilė yra botanikė, aš esu zoologė, tik tais mano objektai gerokai mažesni, mes nelabai skrodžiam mano objektų, aš pati entomologė esu, tai vabžiai truputėlį per smulkus. Skrodžiam ir vabžius, tarakonus, bet jie truputėlį per smulkus, o didieji skrodimai, mes taip juos vadinam, jie vyksta per stuburinių praktiką, tai per stuburinių kurso laboratorinius darbus. Tiesa, tas dalykas kitaip vadinasi, organizmų kilmė ir įvairovė, viena iš dalių, ir mes, tiksliau studentai su dėstytojais, skrodžia žuvį, skrodžia varlę ir berods skrodžia žiurkę. Anksčiau dar skrosdavome paukščius, nes kol nebuvo gyvūnų teisės įteisintos, kol nebuvo bioetikos reikalavimų, tai aš pati 91 metais įstojau, tai toks chaosėlis lengvas buvo universitete, tai mums dėstytojai prigaudydavo balandžių. Tiesiog balandžius iš parko. Nebuvo tiesiog reikalavimų tokių, o dabargi, kadangi laikomės ir bioetikos, ir ne kiekvienas dėstytojas gali skrosti, ne kiekvienoje laboratorijoje, ta teisinė bazė mūsų labai stipriai reglamentuoja, tai mes nebeskrodžiam paukščių, mes skrodžiam žiurkės, tas žiurkės perkame, jos humaniškai yra atimama gyvybė jiems, ir studentai turi berods 3 tokius rimtus skrodimo darbus. O bestuburių zoologija, kurią aš pati dėstu, mes skrodžiame slieką, skrodžiame
2 moliuskus, vynuoginę sraigę ir bedantę skrodžiam. Na ir kartais visokius kitokius gyvūnėlius, pavyzdžiui, tarakoną, jeigu būna tuo metu gyvų, tų didesnių tokių tarakonų, tai mes ir tuos tarakonus praskrodžiam. O jeigu grįžtant prie tos temos, kaip aš atsidūriau biologijoje, tai mes niekad su Radvile taip ir nepasikalbėjom, kaip mes atsidūrėme čia, bet mano istorija labai panaši. Aš pati ne Vilnietė esu, aš Kaišiadorietė esu. Ir mes gyvendavom miesto pakrašty, aš turėjau kaime senelius ir kiek save prisimenu, tiek aš stebėdavusi, nežinau, gamtos didybę arba grožiu. Nuo pat mažų dienų mane tas užbūrė ir aš tikrai labai domėjausi, bet aš domėjausi daug ko, ir archeologiją domėjausi, ir fizika man visai patiko. Matot, mes tikriausiai dėstytojai čia esantys visada buvom labai geri mokiniai ir turėjom galimybę iš daug ko rinktis. Tai biologija ne vienintelė opcija buvo ir mano gyvenime atsirado žmogus, mokytojas, labai jaunas, tik pabaigęs pedagoginį tuo metu institutą ir jis įkūrė gamtininkų būrelį. Tai linkėjimai Vidmantui Malinauskui. Ir žinokite, jisai mus, ne aš viena buvau, iš mūsų tų gamtininkų būrelio belenkiek yra biologų profesionalių ir užsienį gyvenančių profesorių ne vienas. Ir jis mus taip gražiai struktūriškai suorganizavo ir mus taip gražiai įvedė į biologo kelią, kad, kai atėjo laikas rinktis, net nebuvo jokių abejonių. Tai gal ne nuo 3 klasės, bet nuo 5 klasės aš jau žinau, kad aš būsiu biologija ir niekas daugiau, nes mes keliaudavome, važinėdavome po buvusią Tarybų sąjungą ir vaikui, toks mokiniui, toks aktyvus pedagogas, kuris ne pro pirštus žiūri, nėra pavergęs nuo gyvenimo ir turi daugybę idėjų. Jisai yra, nežinau, kaip šviesa, link kurios tu eini, kuri tave veda gyvenime ir netgi ir daugybę metų praėjus, tu visada prisimeni tą žmogų kaip vieną iš tokių žmonių, kuris buvo lemtingas tavo gyvenimo pasirinkime. Tai aš esu dėkinga tam savo buvusiam mokytojui, aplinkai. Tiesiog atsitiktinumui, kad gyvenau ne mieste tarp betono, o turėjau galimybę stebėti gyvąją gamtą ir ta gyvoji gamta, ne molekulės, nors molekulės irgi visada yra įdomu ir be to mes neišvengsim, bet ta gyvoji gamta, rūšis, augalai, gyvūnai, vabzdžiai, visą tai kelia susižavėjimą ir tebekelia. Taip, bet aš noriu grįžti prie tų skrodimų, ypač prie sliekų. Bus pagrindinė tema. Man įdomu pasidarė, aš įsivaizduoju klausantiesiems irgi. Sliekų skrodimas, tai čia labai reikia kruopštumo didelio, atrodo sliekas, aš įsivaizduoju slieką ne tokio, ne metro tikrai dydžio, bet labai mažas sliekas. Didžiausias sliekas yra 3 metrų, bet megaskolytės australis, bet mes iki tokių sliekų, kaip sakoma, rankos mūsų nepasiekia. Tokių sliekų. Tai kaip atrodo tas sliekų skrodimas laboratorijoje? Gal galite kažkaip pabandyti, pavaizduoti, nupasakoti? Visą tai daroma yra po binokuliarų. Mes turime labai gerus binokuliarus, mes turime preparavimo voneles. Sliekai yra humaniškais būdais numarinami. Ir tuomet jie preparavimo vonelėse, jie yra truputėlį slieko prakerpamais, tada su adatėlėmis yra pritvirtinamas prie vonelės kraštų ir tada žiūrint po binokuliarus su mažomis žirklutėmis išilgai slieką perkerpam pusiau ir dviese reikia skrost, o tas kitas vienas kerpo, kitas žmogus su adatėlėmis tą skurelę prikabina. Ir kadangi sliekas yra gyvūnas, kurio oda labai lengvai atsiskiria nuo likusių vidaus organų, tai labai gražiai tą odą atidengia ir tada visi pasimato vidaus organai, kuriuos įmanoma pamatyti. Pavyzdžiui, nervų sistemos niekada nepamatysi. Ką tu pamatai, tai kraujotaka. Kraujas pas juos labai gražios raudonos spalvos. Jie turi 2 kraujagyslės, vieną viršui, dorzalinę, kitą pačioje ventralinę ir sliekas turi žiedinės širdis. Tokios žiedinės kraujagyslės, per kurias kraujas iš vienos kraujagyslės pereina į kitą ir tos žiedinės širdis dar susitraukinėja. Jis varinėja kraują. Tada po to tu matai didžiulį žarnyną. Sliekas yra stebuklingas gyvūnas. Žinot, kaip kiniečiai slieką vadina žemės angelu. Tai mūsų dirvožemis, mūsų regioniais niekada nebūtų toks, koks yra, jeigu nebūtų sliekų. Tai žarnynas yra ypatingas. Jūs slieko, jau čia aš paskaitos neskaitysiu, mes tikriausiai ne apie sliekus susirinkome pakalbėti. Tai žarnynas yra viena dalis, kuri labai gerai matos. Toliau yra lytinė sistema, ypatingai vyriška lytinė sistema labai gražiai matosi. Na ir jeigu gerai įsižiūrėtume, mes matytume ir inkstus.
Tai praktiškai tos pačius organus, kuriuos mes turime žmonės, mes tos pačius organus, tas pačias funkcijas atliekančius mes turime pasiliekus. Tai be optikos neįmanoma pamatyti, o jeigu pratęsiant Radvilės temą, kodėl tie praktiniai darbai taip yra svarbu, todėl kad žmogus išmoksta tuo met, kai jis kažką padaro, pačiupinėja, pats pamato, kaip taip yra, kaip viskas išsidėstė, mes vis tiek turim labai puikią regimą atmintį daugumą iš mūsų ir kol tu nepamatai, kaip ten viskas sudaryta, nepamatai tos struktūros, tau sunku įsivaizduoti, kaip funkcionuoja tas organizmas, ne tik prietaisas. Tai kai studentai pamato, praskrodžia, jiems tada lengviau yra suprasti, kaip viskas ten yra, nes teorinės paskaitos, jos yra teorinės paskaitos. Kad ir kiek tu YouTube filmukų žiūrėtum, kad ir kiek tu paveiksliukų žiūrėtum, tikriausiai daugybę kartų tą reikia padaryti, kad tu suvoktum, kaip tas veikia. O kai tu praskrodi, tas suvokimas ateina nepalyginamai greičiau. O aš tada iš karto noriu paklausti, ar yra kažkokia galimybė, jeigu studentas nori biologų būti, bet sako, kad, aš jau tikrai neskruosiu čia nieko, man, pavyzdžiui, bloga našta ir aš gal kraujo bijau. Yra jam galimybė būti tas, kuris aprašinėja procesus. Tarkim, dirbate komandoje, vienas, pavyzdžiui, daro skrodimus, kitas juos aprašinėja. Ar yra tokia galimybė studentui? Viskas yra susitarimo reikalas ir jeigu, pavyzdžiui, žmogui bloga, pykina nuo kvapo, žiurkės labai smirda. Tai aš įsivaizduoju. Tikrai ne kiekvienam yra žiurkių kvapą uostyti. Tai, aišku, mes leidžiam, todėl kad čia joks neprincipinis dalykas. Esmė yra nepriversti žmogų kažką daryti, o jam suteikti dar vieną mokymosi galimybę, kitokį būdą, per skrodimą, suvokti, kas per organizmas, kas per prietaisas yra gyvūnas. Šiaip labai įdomu. Aš tada galėčiau dar pratęsti apie augalų skrodimus, kurias irgi galėtume taip pat vadinti. Čia irgi apie tą laboratorinius darbus kalbant. Tai iš tiesų lygiai taip pat, tik tai dar objektų tų daug daugiau yra, kai kalbam apie žiedinius, pavyzdžiui, augalus. Skirtingas taksonominės grupės per laboratorinius studentai nagrinėja ir irgi jie siekia pamatyti, kaip atrodo jų ta anatominė vidinė sandara. Tai irgi jie daro pjūvius. Ir nežinau, kaip pas jūs tikriausiai schemas tik tai, ar ne? Ar jie piešia? Jie schemas. O mes vis dar reikalaujame, prašome studentų, kad jie pieštų tai, ką mato, tą vaizdą. Būtent dėl to, kad tai, tas, kaip Virginija gražiai papasakoja, tas būdas, kaip suprasti, įsidėmėti, kad tai nebūtų tik tai tas sausas, kad sausai galėt kartoti tos du sakinius taip, kad yra būdinga apytakos audinių sistema augalams ir jinai tokia ir tokia yra, bet o kaip tai atrodo realybėje, kaip tai atrodo skersinėme, išilginėme pjūvėje, tai tokius dalykus per laboratorinius biologai irgi atlieka. Ir augalus tikriausiai nebent neskrodžia, kabutėse, tik tai tuo atveju, jeigu kažkokios alergijos. Iš tiesų yra buvę situacijų, kai negalėjo studentai praktikoje sudalyvauti dėl sveikatos problemų. Taip, tai čia yra saugesnis variantas toks, bet man tada kilo klausimas, jeigu reikia viską piešti, nėra taip, kad kažkokios technologijos, pavyzdžiui, kompiuteriai yra sistema, kur irgi gal paprasčiau šiek tiek būtų irgi nepiešti, bet kažkaip sudėlioti visus tos organus irgi lapė. Jūs taip darote, mes taip darome, bet, žinokite, kartais kyla mintis, kad visgi geriau yra studentą įpareigoti nusipiešti, priversti žodis, gal negražiai skamba, bet tiesiog iš tikrųjų, nes kai tu pieši, kai tu žiūri į objektą ir bandai įsivaizduoti, kaip jis yra sudarytas, pats pabandai jį nupiešti, mes taip dirbom. Mūsų laikais mes viską piešdavom. Tai, žinokit, yra puikus mokymosi būdas. Aš net nebejoju, kad studentai geriau išmoktų. Kodėl mes taip nebedarom? Todėl, kad labai daug objektų, mes gerokai praplėtėm savo tą praktikų bazę, laboratorinių, tiksliau darbų preparatų bazę, tai mes nespėtume. Nes, žinot, gyvūnų yra labai daug. Jeigu mes pažiūrėtume, kiek yra rūšių gyvūnų, tai gyvūnų yra gerokai daugiau negu visų kitų kartų sudėjus. O ypatingai bestuburių gyvūnų, tai jų skaičiai milijonai skaičiuojami. Tai mes to nedarome, bet iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad botanikai tai daro. Nes studentas turi išmokti, šiaip biologas, nesvarbu, ar jisai klasikinių ar neklasikinių mokslų atstovas, jisai turi turėti ir tokią šiek tiek dailininko gyslelę,
Nes iki šiol, pavyzdžiui, kartais iš mūsų juokiasi, kad mes dar darome prašymus rūšių, kad mūsų taisyklės yra botanikos nomenklatūros kodeksas, zoologijos nomenklatūros kodeksas. Jeigu tu aprašinėjai naują rūšį mokslui, tu turi vieną vienintelį egzempliorių, holotipą, ir tas holotipas yra aprašinėjimas jo morfologinės išorinės savybės. Tai tu nori ar tu nenori, turi aprašyti, kaip tas dalykas atrodo. Ir žinokite, tie mokslininkai, kurie tuo užsiima, jie yra išvystę labai didelį pastabumą. Mes iš karto, nesvarbu, į kokį dalyką pasižiūrėtume, mes iš karto matome detalės, nes, tiesiog mūsų, kaip sakoma, lavinimas vyko tą kryptim ir tu pastebi tokias detalės, kurių kitas nepastebi. Nes tu žinai, kad, tiesiog įgūdžiai tokie yra suformuoti. Tai šiek tiek, ne tik, kad gaila, mes patys tos dalykus organizuojam, kartais galvoju, kad gal ir gerai. Aišku, visiems patogiau ir dėstytojams vedančiam laboratorinius darbus patogiau tie vadinami paruoštukai, kada tu schemas duodi ir prašai, kad pažymėtų skirtingom spalvom, nupieštų prie daikto, parašytų, kas tai yra, kokia organų sistema. Bet botanikų daromi laboratoriniai darbai, manau, kad gal net šiek tiek vertingesni, nes jinai priverčia studentą pasižiūrėti akim, kurios ne šiaip ten žvilgtelni kažką, o vertinančiam. Tu proporciją sugebi vertinti. Tu matai, kur yra struktūrinės dalis, pats tą pabandai pavaizduoti ir tai žinokit, mokymusi atminčiai lavinti ir bet kokiem kitiem įgūdžiam yra labai naudingas dalykas. Tas dėmesio sukoncentravimo momentas, kiek tu laiko skiri kažkokiam objektui pažinti. Nes apskritai botanikai mes gyvenam dabar tokiu laikotarpiu, kada jau esam įsivardinę, kokia yra didžiausia bėda su botaniniais objektais. Yra toks fenomenas vadinamas aklumo augalams. Tai yra tai, kad žmonės tiesiog nurašo visą tą biologinę įvairovę, kurią sudaro flora, vadinamąją įvairovę, nurašo kaip tokia, kad tai yra žalia siena, kuri, arba kažkokia pievelė, arba, miškas kaip visuma, bet tik tai tiek mes galime įsivardinti. Tai tas mūsų atėjimas prie konkretaus objekto ir gebėjimas jį aprašyti, paskirti laiko ir pastebėti tuos morfologinius, anatominius požymius, kurie svarbus, yra labai, labai aktualus. Ir, tyrėjams jis yra būtinas. Mes vis tiek, aišku, irgi žiūrėdami studentus visą laiką, tikimės, galvojam apie tai, kad jie toliau tęs studijas galbūt magistrantūroje, galbūt pasirinks mokslininko kelią, tai, be šitų įgūdžių labai, labai sunku yra. Studentai, aišku, yra tie, kurie labai džiaugiasi ir nori piešti, nes biologija neretai pritraukia tokius studentus, kurie galbūt svarsto tarp menų ir biologijos. Tai labai tokia irgi įdomi yra tendencija. Aišku, yra ta dalis, kuri sako, o galima aš planšetėje tiesiog, net nepiešiu, bet tiesiog užpildysiu šitą. Ir kodėl reikia atsinešti pieštukų. Tai šitų klausimų taip iš tiesų sulaukiame, bet... Net nebūčiau pagalvojęs, kad biologai iš dalies menininkai gali būti. Taip. Žinokite, labai daug. Mes turime tokių žmonių, kurie pas mus įstoja po Čiurlionio menų gimnazijos. Mes turime tokių žmonių, kurie paraleliai studijuoja dailę. Mes turime tokių studentų, kurie pabaigė bakalauro studijas, čia galvoja, ar čia pas mus magistrą ir dailę ir pasirinko dailę. Aš tada dar noriu apie augalus šiek tiek pašnekėti. Ar laboratoriniai darbo su jais yra laboratorija ar Vilniaus universiteto botanikos sode? Nes mes turime nuostabų botanikos sodą, gal daug išvykų į ten vyksta. Šiaip jau mes turime vasaros praktikas, kada mes keliaujame į gamtą. Ir šiaip jau ta tokia Vilniaus universiteto tradicija yra kalbėti daugiau ne apie kultūrinius augalus ir ne apie veislės, ne apie auginamus, bet apie tai, ką mes natūraliai galime rasti savo aplinkoje, pažinti tas skirtingas augalų grupės, tai ką mes randame Lietuvoje. Tai mūsų tos ekspedicijos, mes turime vasaros praktikų bazę Puvočiuose, Dzūkijos nacionaliniam parke. Tai biologų meka. Tai dalis praktikos vyksta tenai, ten iš tiesų šiuo metu tai labai viskas suremontuota, puikios sąlygos yra. Mano laikais, atsimenu, eidavome į Merkį praustis, nes nebuvo viduje šių patogumų, tai šiuo metu viskas yra kitaip, bet iš tiesų biologai, žmonės, kurie planuoja studijuoti biologiją, turi turėti omeny tą dalyką, kad vasaros
nežinau, čia ar reikia taip sakyti, kad parduotos, bet iš tiesų pirmam, antram kursai yra praktikos ir jos yra ne 3, ne 4 dienų ilgesnės. Anksčiau būdavo turbūt iš vis, gal net pusantro mėnesio. Tai yra privaloma studijų dalis. Jų metu būtent ir pažįstame skirtingas tiek augalų, tiek gyvūnų, grybų įvairovę. Pašnekėkime šiek tiek apie tą praktiką. Tai tas mėnuo be sustojimo būname toje stovykloje jūsų Dzūkijoje. Praktikų bazėje. Praktikų bazėje, atsiprašau. Ar yra grįžinėjimas atgal į Vilnių ir į kitus miestus? Įprastai sekmadieniai yra iš viso laisvos dienos, dar jeigu valstybinės šventės patenka, mes taip apie tas visą laiką apie Jonines ir Liepos 6, tai tos dienos irgi lieka laisvos, bet dažniausiai būna taip, kad eina iš eilės blokai ir pradeda, pavyzdžiui, zoologai, čia apie antrakursų praktiką kalbant, tada perima botanikai ir likusią dalį ekologai. Tai iš tiesų mes turim tokį dvigubą praktiką, tai yra, kad yra laboratoriniai darbai, kuriuose skrodžiam, ten nepriklausomai kokius objektus, grybus irgi galėtume kabutėse sakyti, kad skrodžiame, preparuojame ir stebime per mikroskopą arba binokuliarą. Ir tuo pačiu mes vykstame į gamtą. Aišku, nėra tokio varianto, negali pasakyti, kad mokymas gamtoje. Bet iš esmės mes orientuoti į tai, kad norim paruošti ir tuos specialistus, kurie galėtų prisijungti prie komandų regioniniuose parkuose, nacionaliniuose parkuose, saugomų teritorijų tarnyboje, kad jie galėtų, jeigu jiems suformuluota yra užduotis nuvykti į tašką A, tai sugebėtų tą tašką rasti, galėtų įvertinti, ką jie ten rado. Ir tokį plėtoti savo karjeros kryptį. Apskritai mūsų programa, biologijos bakalauro programa yra šiuo metu vienintelė Lietuvoje tokia, kuri siūlo tą vadinamąją klasikinę biologiją, orientuotą ir į biologinę įvairovę. Tai nereiškia, kad mūsų studijų programoje mes mokomės vien tik apie gyvūnus, augalus. Mes apskritai, biologija yra mokslas apie gyvas sistemas ir mes turime dalykus mūsų studijų programoje nuo molekulių, nuo chemijos apskritai, nuo belenkokių junginių molekulių iki ląstelių, audinių, organizmų, ekosistemų. Mes turime ir genetiką, ir biotechnologiją. Tai yra visi dalykai, kurie yra būtini šiuolaikiniai biologijai. Ir chemijos daug, ir fiziką turim, ir matematiką turim, nes biologijos studijų kryptis to reikalauja. Bet tai yra vienintelė programa Lietuvoje, kuri siūlo praktinių įgūdžių, tame tarpe ir biologinės įvairovės atpažinimo, sugebėjimo surinkti. Mes mokome studentus, jie turi žinoti, kur nueiti, kokius metodus panaudoti, kad ištraukti vieną ar kitą organizmą iš jų aplinkos, žinoti, kas tai per organizmą, sugebėti vertinti, ką tas organizmas sako apie aplinką. Visą tai mes mokome studentų ir tai yra unikali programa tuo. Tai vat, jeigu žmogus nori ne vien tik tai teorijos, ne vien tik tai sėdėjimo auditorijose, o nori realiai pasižiūrėti, kaip atrodo gyvūnai, augalai, dumbliai, grybai savo gyvenamojo aplinkoje, juos surinkti, pamatyti, jie paprastai renkasi mūsų studijų programą. Todėl, kad anksčiau buvo ir pedagoginės universitetas tą siūlė, bet, kaip žinot, jos nebėra. Kauno universiteto irgi programa yra truputėlį kitokia. Jie turi praktinių užsiėmimų, bet nei iš tolo neprilygsta Vilniaus universitetui. O Vilniaus universitetas, žinokit, nuo pat programos atsiradimo, tai viena iš seniausių programų, kurios pavadinimą galite surasti kokiais ir 47 metais Vilniaus universiteto programų sąraše. Tai labai sena programa ir visą laiką buvo tradicija turėti vasaros praktikas. Kaip jau Radvilė minėjo, jos buvo gerokai ilgesnės. Dabar mes turime kitokių teisinių reikalavimų. Studentų atostogos turi būti netrumpesnės kaip 1 mėnesis nepertraukiama ir mes orientuojamės į teisinius reikalavimus. Tai reiškia, kad mes negalime ištempti tos praktikos į 2 mėnesius. Tai tie studentai atėję į mūsų studijų programą turėtų tikėtis tokio dalyko. Daug praktinių užsiėmimų, praktikų, išvykų, ekspedicijų, laboratorinių darbų. Ir kai mes žiūrime, visai neseniai turėjome 4 kursų bakalaurų praktikų gynimą, mokslinio darbo seminarą vadinamai, tai iš tikrųjų nustebino objektų pasirinkimo gausa, objektų analizės metodų, tai tikrai nėra prašomieji darbai, naudojami ir sofistikuoti molekuliniai metodai ir praktiškai tie darbai po to nebesiskiria nuo modernių vadinamų molekulinės biologijos darbų,
nes tuos metodus galima išmokti ir studentai puikiai įsisavina tuos metodus vėliau ir tiems gyviems objektams jie tuos metodus taiko. Tai tos programos unikalumas yra ne tik tai modernių metodų taikymas, tai yra matymas labai mažos, siauros, fokusuotos problemos, pavyzdžiui, kažkokio tai biologinio reiškinio genetinės analizės. Jie mato visą organizmą, jie mato visą ekosistemą, jie mato, jeigu taip galima pasakyti, vaizdą iš paukščio skrydžio. Ir po to, kai tu leidėsi žemyn, tu koncentruojasi tą problemą, kuri tave domina, bet tu matai visą kontekstą. Tai mūsų programa yra unikali tuo, kad mes suteikiam visą kontekstą. Pavyzdžiui, būna tokios, kartais studentai, čia reikia kalti, nes pas mus ir kalimo yra panašiai kaip pas medikus. Aš įsivaizduoju, lotynų kalbos turėtų nemažai būti. Ta prasme, žmogus yra viena rūšis. Įsivaizduokit, kai mes kalbame apie gyvūnus, mes kalbame visas tas pats yra apie augalus. Tačiau analogiškai, augalai, gyvūnai, mes tokie seserinės, kaip sakoma, grupės. Tai įsivaizduokit, tu turi išmokti to gyvūno ar augalo pavadinimą. Tu turi išmokti jo taksonomiją. Tai yra, tu turi žinoti, kur tam filogenetinėme medyje jis yra, koks taksono rangas. Ir pavyzdžiui, išgirsti pavadinimą, tarkime, apvaliosios kirmelės. Daugam nieko tai nereiškia, bet jeigu tu esi pačiupinėjęs, taip galima sakyti, biologijos, tu iš karto žinai, ką tai reiškia. Kaip tas gyvūnas atrodo, kokia jo anatomija, kaip jis funkcionuoja, kur jo ieškoti. Ta prasme, ta taksonomija, tas keywords, raktinis žodis, jis biologui suteikia labai daug informacijos, tu iš vieno raktinio žodžio jau gali labai daug ką pasakyti apie tą objektą. Tai mes suteikiam vaizdą iš paukščio skrydžio pradiniuose kursuose, pirmam, antram, iš dalies trečiam, o po to, kai jau studentai renkasi savo specializaciją, nes tam, kad gautų diplomą, jie turi, dabar jau tiesa neprivaloma, bet didžioji dalis studentų pasirenka kursinį darbą, tai reiškia, jie jau išbando praktiškai tam tikrus tyrimo metodus, kai kurie, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie po pirmo kurso jau žino, ko jie nori. Jis išsirenka vadovą, ateina į trečią kursą, jis jau gintis galėtų, jam dar 2 metai beveik likę pusantrų. O galite duoti šiek tiek pavyzdžių, kokie tie tyrimo metodai būna? Pavyzdžiui, molekuliniai metodai, genetiniai tyrimai labai dažnai yra naudojami. Kaip ten lietuviškai? Galite angliškai sakyti, manau. Bet mes tai radiokarbon dating metodas yra, kada nustatinėjamas yra amžius nustatinėjamas, kada yra, pavyzdžiui, izotopinė masė tam tikrų elementų yra matuojama. Tai jie naudoja tokius modernius metodus, kai kurie iš mūsų iš viso į paleontologiją išeina, nes kaip ir geologijos disciplinos dalis, bet tie objektai, kurie fosilizavosi prieš milijonus metų, jie kažkada buvo gyvi objektai ir jie nėra kažkas atskiro, dabartiniai kažkas atskiro, iš tikrųjų tai yra vienas medis, tik mums reikia kažkaip sugebėti tuos medžius du susijęti, tų organizmų, kurie yra išmirę ir tų organizmų, kurie gyvena dabar. Tai biologas šiek tiek vienaip mato, paleontologas šiek tiek kitaip, bet iš tikrųjų mes turime tuos sinchronizuoti požymius tam, kad suprastume, kaip visa ta gyvybė, kaip ta įvairovė kito ir ką mes turime dabar, kaip atrodo bendro gyvybės evoliucijos kontekste. Tai tokie metodai, ypatingai molekuliniai metodai dabar yra populiarūs, bet kadangi mūsų ta programa tokia yra labai plati, jie viską turi, ką turi ir kiti, tik tais, pavyzdžiui, jeigu neurobiologija turi labai daug neurobiologinių dalykų, pas mus yra, tarkime, vienas bendrasis neurobiologijos kursas ir tai neprivalomas pasirenkamas dalykas. Genetiniai, biocheminiai metodai, visa tai yra. Ir studentai, jie turi galimybę rinktis. Ir kai pasižiūri tuos darbus, tu matai, vienas yra įsigilinęs, praktiškai biocheminis darbas. Tos gamtos biologijos nėra likę. Kitas, jokios genetikos nėra, jis nagrinėja populiacijas, rūšis, grupės, statistikos metodus naudoja, bet jis nagrinėja gyvus organizmus, vienetus, ekosistemas ir taip toliau. Tai kitose studijų programuose to jau nebeliko praktiškai, jie pasirenka kažkokius labai konkrečius metodus ir nagrinėja labai siaurą problemą, o mes dar turime galimybę studentams suteikti tokias plačias žinias ir jie turi galimybę rinktis. O mūsų bakalaurai, kadangi jie daug ką mokinasi ir mes juokaujam, mes truputį ir medikai esam, nežinome, kaip žmogus sudarytas, mes ir histologiją turim, ir žmonių audinius, turim kažkada, kai aš buvau studentė, turėjom ir žmogaus anatomiją, turime ir fiziologiją, pas mus vadinosi žmogaus fiziologija, dabar berods žmogaus ir gyvūnų fiziologija. Mes viską
mokomės, mes turime tos basicus backgroundus, praktiškai, ne taip kaip medikai, aišku, ne taip, bet mes suprantame viską. Mes turime pagrindų ir chemijos, biologai turi pagrindų ir žemdirbystės, ir miškininkystės, ir ko tik tais pagrindų neturi. Tai reiškia, tu pasaulį suvoki labai plačiai, tu pažiūrėjęs į gydyto diagnozę, tu matai pavadinimus lotyniškus ir tu žinai, ką jie reiškia. Tavęs neapgaus, kaip sakoma, nepabrainvashins, nes tu žinai, kad sistema taip neveikia. Tas platus tavo mąstymas, jisai turi labai daug naudos. Na ir mes su Radvile diskutavom, kad biologija, kaip ir tikriausiai nemaža dalis studijų Vilniaus universitete ir kituose klasikiniuose universitetuose, jinai nesuteikia specialybės. Jinai suteikia išsilavinimą. Tai reiškia, kad tau suteikia žinias, tave apmoko metodų, tave padaro kritiškai mąstančių, kad tu patekęs į tą aplinką, į kurią tave gyvenimas nuveda, mes nežinom, kur mes atsidursim ir kartais aplinkybės sužaidžia taip, kad tu neplanuoji ten būti, o tu ten atsiduri. Tu gali kritiškai mąstydamas ir turėdamas tokį platų backgroundą su praktiniais įgūdžiais labai greitai prisitaikai ir išmoksti kitų metodų. Nes visas gyvenimas yra mokymas. O ar technologijos tokios kaip dirbtinis intelektas keičia kažkiek pačią studijų programą ir galbūt kaip jis yra išnaudojamas studijų programoje? Tai man atrodo, kad nėra turbūt srities pasaulyje, kurios šiuo metu nekeičia atėję visi dirbtiniai algoritmai. Ir galima... gal filosofija kokie iš dalies. Bet gali pasikonsultuoti. Pasikonsultuoti gali, kaip suprasti tą tekstą, ar ne, ir arba sutikti, arba ne, su to nuomonė. Mes irgi, čia kažkaip tos kelionės metu kalbėjome apie kai važiavome pas jūs į studiją, apie šitą dalyką, kad yra keli skirtingi poliai, kad kai kalbam apie mokslą, tarkime, būtent apie duomenų masyvo apdorojimą, kuris irgi mūsų srityje yra problema, ar ne, kad, tarkim, turime herbariumą, kuriame saugomos didelės apimties augalų kolekcijos, kurias reikėtų suskaitmeninti ir aprašyti, tarkim, nuskaityti informaciją, kur yra etiketėse. 300 000 pavyzdžių. Tai galėtume skaičiuoti metais, kiek žmonių reikėtų, kad tos etiketės būtų sukataloguotos ir perrašytos. Neuroniniai tinklai, jie leidžia, sužymėjus tam tikrą duomenų masyvą, sukūrus, apmokyti algoritmą, kuris bent jau, taip tau reikės galbūt patikrinti tą rezultatą, bet užduotis, kurios turėtų užtrukti ilgiau negu vieno žmogaus gyvenimas, tampa įmanomos. Tai yra labai džiugi žinia. Klausimas yra iš studijų pusės, kad atrodytų rašto darbai praranda prasmę iš viso. Ir čia jau universitetas kažkaip turės prisitaikyti prie to, nes tikrai matome, kad sugeneruoti būna ypatingai tokios mažesnės apimties kažkokie atsiskaitimo darbeliai, ten atsitinka ten tokių keistų žodžių apie... Skaityti, kad Australijos universitetai, Australija apskritai matot uždraudė socialinius tinklus iki 16 metų, asmenim tikrai labai, labai teisingai padarė ir mums reikėtų prie to eiti, bet jie padarė berods praeitais metais dar vieną dalyką, kuris taip paliko nepastebėtas. Jie grįžo prie atsiskaitimų vadinamų paper and pen stiliaus. Tai reiškia atviro tipo klausimai. Tarp kitko, aš tą visą laiką dariau. Aš niekada nenaudoju testų, niekada nesinaudojau mūsų kompiuterinę sistemą patikrinti žinių. Aš visą laiką likau ištikima atviro tipo klausimams, niekada nesigilėjau ir niekada nekeisiu. Kada tu duodi studentui popieriaus lapą, tiksliau jis pats atsineša popieriaus lapą, rašymo priemonę, tu duodi atviro tipo klausimą, kuriam jam reikia šiek tiek pagalvoti, susieti visas žinias, kurios buvo. Ir tokiu atveju dirbtinis intelektas, jis gali tau padėti mokytis, kada tu žinai, kokios temos, tu gali pasiklausti dirbtinio intelekto, kad jis tave, kaip sakoma, užvestų ant kelio. Jeigu tu žinai informaciją, tu esi kritiškas, tu žinai, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, kuo gali pasitikėti, kuo negali pasitikėti, bet kai ateina laikas tau tas susietas žinias, išmoktas žinias pačiam pristatyti, savo požiūrį pademonstruoti į vieną ar kitą problemą, tuomet ir pasireiškia studento kritiškas mąstymas, jo sugaištas arba skirtas laikas mokymusi, įsigilinimas į problemą ir manau, kad joks dirbtinis intelektas šito dalyko neatstos. Taip, tai iš tiesų, man atrodo, tas apskritai egzaminavimas žodžiu
diskusija, tokia daugiau mažiau asmeninė ten su komisija, ar kaip Labai čia ilgai vėlgi. Taip, bet visa, panašu, kad prie visų šitų dalykų teks sugrįžti dėl to, kad Arba raštu atvirą tu paklausimai. iš tiesų, na, sukontroliuoti to viso reikalo nelabai gali ir tas, nežinau, pasitikėjimas, kiek čia etiška, neetiška ir kur yra ribos sąžiningumo, jas kažkaip tai tikėtina, kad teks perbraižyti, bet iš tiesų tuo pačiu ir labai svarbu, kad ir studijos prisitaikytų ir atsirastų dalykų, kuriuose mokytų mokslininkus būsimus jaunuosius, taikyti metodus, analizuoti duomenis, išmokti tų naudotis, nes šitie įrankiai iš tiesų labai yra svarbus ir jie papildo tai, apie ką Virginija gražiai kalbėjo, apie tą bendrą vaizdą, sistemos vaizdą, kurį biologas įgydamas tą pasaulėžiūrą ir gebėdamas suprasti priežastis ir pasekmes, kodėl atsiranda pandemijos, kaip veikia GMO, klimato kaita nereiškia, kad žiemos nebebus, tai reiškia, kad bus ekstremalūs reiškiniai mūsų aplinkoje ir taip toliau. Bet visus tuos dalykus apjungti ir analizuoti, naudotis ir saugiai naudotis tais algoritmais, visą tai mes turėsime kažkaip ir patys išmokti ir gebėti išmokyti ateities kartu studentus. Kol kas mes neturime studijų programai tokio dalyko, bet universiteto strategija yra didelis dėmesys skiriamas ir aš manau, kad artimiausio ateityje tikrai atsiras tokie dalykai. Tiesiog matot, kad įvyktų pakeitimai studijų programoje, jie negali, taip sugalvoju, nuo pirmadienio čia bus dirbtinis intelektas. Yra tam tikros procedūros, yra studijų komitetas, kuriame mes abi dvi esam ir mes turime surasti pirmiausiai žmogų, kuris yra kompetitingas toje srityje, mes tada turime sušaukti studijų komitetą, apsvarstyti, kad toks dalykas tokiam formate yra siūlomas, ar jūs pritarėte ar nepritarėte. Ir tada, jeigu studijų komitetas pritarė, mes šitą dalyką įkeliame į savo studijų programą, nurodome, nuo kurių metų tas dalykas yra. Jis truputėlį, kaip sakoma, vėluoja, lagina, bet aš net nebejoju, kad poros metų bėgėje mes šitą problemą ar šitą klausimą tikrai išspręsim ir turėsime dalyką, kuris galėtų būti siejamas su dirbtiniu intelektu, su mašininiu mokymu, su dalykais, kurie padeda analizuoti duomenų masyvus. Taip pašnekėjome, kad reikia ir braižybos sugebėjimų, reikia išmokti, kad gali teikti, atsiskaityti raštu, kokie dar atsiskaitimai būna ir ar jie būna sesijos metu, ar išskaidyti kaip kaupiamasis pažymys. Turime turbūt didesnę dalį dalykų, kuriuose studentai gali semestro metu, jeigu jie dalyvauja, yra aktyvūs, susirinkti kaupiamąjį balą ir tada egzaminų sesijos metu tiesiog gauti tą išvestą vidurkį, kokį jau susirinko per semestrą. Bet tuo pačiu reikia pasakyti, kad derinti, tarkime, su darbu ganėtinai sudėtinga yra, nes visi laboratoriniai, kuriuos čia minėjome, tai jie yra privalomi. Jeigu paskaitos yra neprivalomos ir tu jau renkiesi ar dalyvauti ar ne, jos dažniausiai vyksta gyvai, nors ir, tarkime, elektroninėje sistemoje dauguma dėstytojų dalinasi savo paskaitų konspektais, skaidrėmis, bet vis tiek paskaitos vyksta gyvai, ne nuotoliu, tai taip jau iš namų pasiklausyti nelabai pavyks, o visi laboratoriniai ir tos praktikos vasaros, visi šitie dalykai yra privalomi ir juose nesudalyvavęs dėja, bet to savo kaupiamojo balo negalėsi įsirašyti į egzaminų labai žiniaraštį. Įvairus dėstytojų kontingentas dėsto ir labai jauni, ir pagyvenę, ir prieš pensijinio amžiaus, labai nedaug pensininkų pas mus dirba, šiaip gana jaunas kolektyvas. Ir yra žmonių, aišku, kurie taiko labai modernius metodus, yra žmonių, kurie tokius, kaip aš, klasikinius metodus atsiskaitimo. Tikrai visokių variantų yra ir seminarai yra labai dažnai naudojami, nes priklauso nuo dalyko pobūdžio. Jeigu dalykas yra su laboratoriniais darbais, mes su Radvile kalbėjom, kiekgi pas mus dalykų yra su tais praktiniais užsiėmimais, kada tu sėdi laboratorijoje, susipažįsti su kažkokiu metodu ir tą metodą išmoksi taikyti. Tai mes berods 26 dalykus turim biologijos studijų programą, kurie yra privalomi, tame tarpe skaičiuojant bakalauro darbą ir visas praktikas. Ir iš jų 18 yra su laboratoriniais darbais. Tai reiškia, jeigu yra laboratoriniai darbai, tai tu turi pademonstruoti dėstytojui, kad tu moki
tu įsisavinai tą medžiagą, tu sugebi gauti rezultatus, tu turi parodyti arba skaičiavimus kažkokius atliktus, arba kažkokius, tai ten pas mus, pavyzdžiui, būna bestubūrė, ar, kadangi aš dėstau šitą dalyką, tai tu turi atpažinti tą gyvūną. Atrodo, kasgi čia yra, tu jį matei per laboratorinius darbus ar augalą, bet žinokite, semestro pabaigoje ar semestro viduryje, kada tų gyvūnų yra dešimtimis skaičiuojama, va tada ir pasimato, ar žmogus tikrai, ar studentas tikrai įdėmiai dirbo, ar tikrai kokią apvalę kirmelę sugeba nuo žieduotosios ar plokščiosios atskirti, va tada ir pasimato, ar tai buvo kruopštus darbas, ar tai buvo, čia viena ranka telefoną skrolinu, kita ranka ten kažkokį binokuliarą žiūriu, tokie dalykai išlenda, bet, metodai yra skirtingi dėl to, kad dalykai yra labai skirtingi. Pavyzdžiui, jeigu praktikos, tai tu turi surinkti kolekciją pas mus, nežinau, pas botanikus. Taip, pas mus irgi. Tai reiškia, kad mes ateiname į tam tikrą vietą, atvažiuojame į Puvočius, čia, kaip jau minėjau, yra biologų meka, ne viena biologų karta be Puvočių praktiškai neužaugo ir sugrįžta studentai, mūsų praktika atvažiuoja, žino, kada mes būnam, sakė, dėstyti ir mums prisimenat, va čia mes prieš 20 metų praktikoje buvom, tai mes atvedam juos į tam tikrą vietą, kur gyvena tam tikri organizmai, mes juos parodom, kaip juos surinkti, į ką atkreipdėmėsi, kur gyvena, kaip gyvena ir taip toliau, o po to jie turi kolekciją susirinkti patys. Tai reiškia, kad jiems suteiktos priemonės, prietaisai, įranga visa, prašom eiti ponai į gamtą ir susirinkti tuos objektus, tada mes juos mokome, kaip juos atpažinti, kur yra identifikaciniai požymiai, kur yra, kartais apibūdinimo raktus naudojam, kartais jie yra per sudėtingi. Čia labai egzotika, niekas nesupranta, kas čia per tokios knygos, kur būna tezė ir antitezė, ir vienur skaičiukai, kitur brūkšniukai, kaip čia tuo raktu reikia eiti, kaip čia jį skaityti, kaip suprasti, botanikoje irgi tas pats reikalas yra. Viskas būna visiškai nauja, kad dar ir taip galima čia. Tai, pavyzdžiui, įsivaizduokit, duodi organizmą, nesvarbu, augalą, gyvūną, duodi raktą, viskas yra špargalkė, bet jis turi pademonstruoti, kad jis žino, kaip naudotis, jis žino, kokiu principu tas raktas sukonstruotas. Jeigu, pavyzdžiui, parašyta struktūra kažkokia, tai reiškia, tu turi anatomiją žinoti, tu turi žinoti viską, kad tu žinotum, kur pasižiūrėti, nesvarbu, kad paveiksliukas yra, bet tu turi praktiškai tą pačiupinėti. Tai va tokie atsiskaitimai, kurie ugdo pastabumą, praktinių įgūdžių įsisavinimą, jie atsiskaitimai yra kitokie negu semestro metu dalykuose, kurie, pavyzdžiui, formuoja pasaulėžiūrą, tarkime, evoliuciją. Yra dalykas, kuris, aišku, suteikia tam tikrą kiekį žinių, bet tos žinios jau dažnai iš kitų dalykų jau būna atėjusios, bet jis formuoja pasaulėžiūrą. Kaip tu žiūri į biologinės įvairovės ir visų jos sudedamųjų dalių evoliuciją, vystimosi laikę. Tai tokiuose dalykuose būna seminarai, labai svarbu, kada tu demonstruoji savo pasaulėžiūrą, gebėjimą akumuliuoti informaciją ir tą informaciją manipuliuoti. Aišku. O per seminarus tai yra principas taikomas, kuomet yra užduodami kažkokie moksliniai straipsniai, kuriuos reikia išnagrinėti ir jie aptariami, ar kaip vyksta darbas per seminarus? O taip papasakokite. Aš pati seminarus naudoju tik tai magistro kurse, tai mes turime temą problematišką. Kartais studentai patys pasirenka, kartais mes, kaip sakoma, kas yra aktualu toj bangoj. Ir mes tada analizuojame. Studentai gali rinktis visuomeninių transliuotojų informaciją, žiniasklaidos informaciją, nes tai yra problematika. Tai parodo, kaip visuomenė šitą problemą mato, ko jinai nemato, kas yra pabrėžiama, kas yra paslepiama. Ir tada jau žmonės susiranda mokslinę literatūrą, faktus, sausus, nes mokslininkų tikslas ir yra būti tais bešališkais vertintais. Mes neturim priimti kažkieno tai pozicijos, čia gerai ir blogai, mes savo žinių supratimo lygį turim pasakyti, mes matome problemą taip. Yra tokie faktoriai, jie veikia ir bent jau, mokslas sako, kad yra šitaip. Tai tada mes diskutuojame, kokia yra problema, ką mes ten matom, ką moksliniai straipsniai teigia, ką nemoksliniai, o kitose dalykuose taip. Tai yra mokslinių straipsnių analizė tam tikrų, bet variantų gali būti labai įvairių, priklausomai nuo dalyko, priklausomai nuo to, ką dėstytojas nori išugdyti, nes dėstytojai yra kūrybiniai darbuotojai, dėstytojams yra palikta laisvė. Niekas negali dėstytojui pasakyti, kaip jis turi dirbti. Jam yra suteikta laisvė teisė pačiam sugalvoti atsiskaitimą, ne visai iš tikrųjų, tai nėra tų variantų, bet pačiam pasirinkti to dalyko kryptį, nes jeigu yra dalyko pavadinimas, tai po to dalyko pavadinimu gali būti daug kas.
vienas asmuo vienaip mato problemą, kitas asmuo kitaip, bet dėstytojas yra kūrybinis darbuotojas. Mums yra palikta laisvė suteikti turinį tam pavadinimui ir formuoti jaunų žmonių pasaulėžiūrą. Man dar kirbėjo visą laiką tas žodis paleontologija ir aš pagalvojau, ar Lietuva yra palanki visiems šitiems tyrinėjimams, ar studentai dažniau renkasi Erasmuso programas, išvažiuoti kažkur į užsienį, gal ne tik su ta pačia paleontologija, tie patys gyvūnai, tie patys augalai gal skiriasi. Iš tiesų, paleontologiją mes taip turbūt įsivaizduojame kaip dinozaurų kaulus. Taip. Aš prisimenu draugų serialus. Ir viskas, kad tik tai yra paleontologija. Jūros periodo parką, kuriame neteisingai parodėtas. Prisimenat, esat matę tą filmą? Taip. Matot tą gintaro gabalą su uodu didžiuliu? Žinot, kas yra juokingiausia? Aš dirbu su tais uodais. Mano vyras specialistas ir dirba su fosiliniais vabzdžiais. Tas uodas iš viso nesimaitina krauju. Ir iš jokio dinozauro DNR šilkakojo uodo nieks negalėjo išskirti. Bet matot, kas tą gali pamatyti? Na, kokių 20 žmonių pasaulyje, kurie iš karto, koks čia ginekolicidas, nekraujasimis. Čia šilkakojo uodo, kuris augalio stadija iš viso nesimaitina idėja. Bet tai grįžtant jo prie tų paleontologinių dalykų, tai kad pas mus žiedadulkių tyrimai gręžiniuose, kurie iš pelkių imami, viena iš krypčių, kuri tokia labai botaniška, kaip kito augalyje, iš kur mes, pavyzdžiui, žinome, kad kai ledynas buvo užslinkęs ir jis atsitraukinėjo, kokie buvo etapai, kokie augalai egzistavo. Tai vat vienas iš tų šaltinių, kur kaip ir tikrai kryptis, kuri Lietuvoje galima, bet ir šiaip, jeigu nukeliauti šiaurės Lietuvoje, Dolomito visi šitie telkiniai. Ir Akmenės rajone fantastiškas. Ten tikrai labai daug fosilijų yra ir mes galime irgi stebėti tos visiems rekomenduočiau nuvykti Akmenės rajoną į Ventos regioninį parką, kuriame atsidengia jūros periodo fosilijos. Tai ten, žinokit, mes toli dabar ir ne visada surandam laiko, bet mes esam su studentais važiavę prieš jau dabar daugybę metų. Žinokit, fantastika. Ta prasme, yra ką pamatyti. Amonitų kalnas, koralų, brachiopodų, net nežinau kaip lietuviškai, pečiakojų, moliuskų. Pasirodo, seniausias krabas pasaulyje istorijoje yra rastas Lietuvoje. Oho. Taip, kad šitas sritis irgi yra įmanoma. Tik tai reikėtų pasakyti, kad, man atrodo, biologijos studijų programoje tai tik tai tokie labai irgi žmonės, kurie užsidegę buvo nuėję į tą kryptį. Tai rimčiausi paleontologai, biologai. Gamtos tyrimų centre yra laboratorija aktyviai pakankamai dirbanti ir tai visada galima rinktis tenai, tarkime, daryti baigiamąjį darbą. Jo, ir Simona, ir Agnė, ir iš VU geologijos, jie yra buvę mūsų studentai, kurie susidomėjo mirusiųjų pasauliu. Tai irgi yra įmanoma ir iš tiesų turbūt bet kuris klausimas, kai galvojam apie gamtą, jį įmanoma yra nagrinėti studijuojant biologiją Vilniaus universitete. Tai tos apribojimo nėra ir dabar turbūt irgi kažkaip tos komunikacijos padaugėjo, tai reiškia, kad daug lengviau yra susirasti vadovą ir temą, nes tie sąrašai tokie išsamesni ir daugelis laboratorijų tikrai laukia biologų, studentų. Tiek gyvybės mokslo centre, tiek ir gamtos tyrimų centre, tai tų galimybių yra daug surasti tą savo kelią. Su Erasmus šiaip reikėtų pasakyti, kad turbūt konkrečiai biologų, bakalaurų tai nėra labai dažnas pasirinkimas. Sunku iš tiesų pasakyti, kodėl, nes tiek per Erasmus+, tiek Arkos universiteto alijansas, jie tikrai sudaro galimybės važiuoti ir studijuoti, įgyti papildomų žinių. Bet čia turbūt dar tas, kaip reikėtų pasakyti, papildomas momentas yra, kad dažniausiai jau 3. kurse aktyviausi studentai jau turi savo baigiamąją temą ir jie labai išgyvena dėl to, kad galbūt prarasta laiką, kada jie galėtų jau rinkti kažkaip savo medžiagą, nes mes irgi nemaža dalis mūsų darbų priklauso nuo sezono. Tai reiškia, jeigu kiti biochemikai galbūt gali ištisą kartoti eksperimentus, nesvarbu, ar sausis ir toks vaizdas už lango, kaip dabar gražu prisnigę, ar viduris vasaros, o mes priklausomi nuo sezono. Tai dažniausiai atsitinka taip, kad jeigu, tarkime, tai yra nauja tema, tu turi tik 2 sezonų duomenis. Tai tavo tokia, imtis pasidaro šiek tiek apribota. Tai galbūt dėl to tas Erasmus nėra ypatingai patrauklus. Ir, pavyzdžiui, mūsų studentai rašydami baigiamosius darbus, pratęsiant Radvilės temą, tai jie dirba individualiai dažniausiai.
Jeigu jie įsijungia į laboratorijas ar gamtos tyrimų centre ir kitose laboratorijose, tai tu tampi laboratorijos kolektyvinio darbo dalim ir tada tau yra lengviau, nes žmonės dalinasi su tavim duomenimis. O pavyzdžiui, ir pas Radvilę, ir pas mane dirbantys studentai išsirenka jiems patinkančią temą, suderinę, kad mes galėtume vadovauti, kompetencijų turėti, ir jie patys viską nuo A iki Z daro. Pavyzdžiui, žmogus susirenka medžiagą, važiuoja į gamtą, panaudoja tam tikrus metodus, išrenka tam tikrus organizmus, juos apibūdina, panaudoja molekulinius metodus, po to medžiagą apdoroja statistiniais metodais ir jis visą tą daro vienas. Tai aišku, ta prasme, tai yra labai didelė vertybė, jis išmano viską. Ir papildomai kitų programų kompiuterinių išmoksta, ir dirbtinį intelektą jie viską išmoksta. Ir automobilį suvairuoti, ir siuvimo mašiną naudotis, nes kai kurių gaudiklių neįmanoma, pavyzdžiui, pasisiūti, žmogus turi viskais. Bet aišku, dažniausiai tokie žmonės, jie kaifuoja nuo to, ką jie daro. Mes visada juokaujam, kad biologija yra gyvenimo būdas. Kad jeigu tu vieną kartą įklimpai ir jeigu tu vieną kartą paragavai, kas tai yra biologija, kas tai yra mokslas, studijos, tai išeiti iš šito liūno, iš šitos pelkės beveik neįmanoma. Žinau, kad yra buvę studentai, jie, aišku, gyvenimas privertė sustabdyti studijas, kažkokius kitokius darbus dirbti, bet jie po metų kelių sugrįžti ir sako, traukia, tu grįžti, nes tai yra malonu dirbti, tai yra iš tikrųjų malonumą teikia toks darbas. Aišku, specifiniai žmonės, tikrai ne kiekvienam biologija vienareikšmiai, tikrai ne kiekvienam, bet tokie kruopštukai, pastabus, kurie jaučia malonumą, stebėdami gamtą, matydami, norėdami išsiaiškinti, kaip ta gamta veikia, norėdami suprasti, kaip veikia gyvybė ir kaip apskritai žemėje mes turėtume elgtis, jiems biologija yra puikus pasirinkimas. Pašnekėkime šiek tiek apie literatūrą. Ką skaito biologijos studentai? Skaito Delfį. Atodusis, jo. Gerai, kas būtų biologijos biblija. Nėra. Nėra ir iš viso reikėtų pasakyti, kad turbūt tik tai anglų kalba didžioji dalis literatūros. Taip, aišku, egzistuoja paskaitų konspektai, egzistuoja, pavyzdžiui, botanikoje, tai, man atrodo, 2009 metais išleistas labai, tikrai išsamus, gausiai iliustruotas vadovėlis skirtas žiediniams ir archegoniniams augalams, kurios mes ir laboratorinius įgyvendinami vadovavomės ir dabar, bet šiaip didžioji dalis knygų yra skaitmeninė forma ir jos yra anglų kalba. Ir, botanikos atveju tai reikėtų pasakyti, kad dar taip pat naudojame ir irgi labai džiaugiamės, kad biblioteka suskaitmenino tokį daugiatomį leidinį Lietuvos flora, kurioje yra aprašytos tam tikrų laikotarpių fiksuotos visos egzistuojančios Lietuvoje augalų rūšis, irgi su tais apibūdinimo raktais, kaip čia reikėtų atpažinti, kur galėtum tikėtis surasti tą augalą. Tai visa tai yra, bet tai yra vieną kartą Lietuvoje išleistas leidinys, kuris turėtų galbūt turėti savo pakartotinus leidimus, bet vėl reikia daugiau biologų, kurie įstotų, rinktųsi botaniką ir taptų savo taksonominės grupės specialistais. Šita situacija labai stipriai pakito, nes mes mokėmės jau prieš tam tikrą laiką, tikrai daug metų yra praėję, tai mūsų laikais vadovėliai buvo vertybė, jų nebuvo daug, mes per paskaitas konspektuodavome ir vadovėlius pasimdavome iš bibliotekos, būdavo koks vienas vadovėlis lietuvių, kartais rusų kalba, nes anglų kalba tuo metu dar vadovėlių nebuvo. Ir mes juos praktiškai visus skaitydavome. Dabar aš pastebėjau tokią tendenciją, kad studentai vadovėlių yra kokių tik nori. Vilniaus universiteto biblioteka praktiškai gali pateikti bet kokius geriausius vadovėlius, prieigą prie jų universiteto tinkle mes tikrai galim naudotis, kuo tik tais nori. Mes ir patys, ruošdami paskaitose, mes apžvelgiam, kas išėjo, kas gražu. Man, pavyzdžiui, amerikietiška vadovėliai labai patinka. Tai aš jau ieškau tokių vadovėlių, aš prašau, kad universiteto biblioteka suteiktų prieigą ir studentai turi galimybę tuos visus vadovėlius matyti. Tik tai klausimas, gal, sakyčiau, informacinis triukšmas yra didžiulis, labai didelis pasirinkimas. Ir aišku, kartais žmonės tiesiog nenori skaityti ir jie stengiasi apsiriboti tik paskaitų konspektais, kuriuos dėstytojas pateikia, arba skaidruolėmis. Tai yra šitas momentas, kad kuo daugiau galimybių, kuo daugiau šaltinių, tuo mažiau studentai skaito. Taip. Ir tada jau greitai dar po savo kokią nors rekomendacinę knygą. Čia toks prieš paskutinis laidos klausimas. Biologinė ar apskritai? Apskritai galite.
Aš, pavyzdžiui, Kurtą Vonegutą labai mėgstu. Jis buvo biochemikas. Kurtas Vonegutas, jis buvo mokslininkas ir kai kuriuose jo romanuose galima suprasti, kad, tai rašė žmogus, kuris labai gerai išmanė, kaip veikia žmogus. Tai labai rekomenduočiau Kurtą Vonegutą paskaityti. Ypatingai anglų kalbą. Ir jūs? Aš tai iš botaninės gal lentynėlės pasidalinsiu vieną knygą, kurią šiaip turiu tokią mažą, o gal didelę svajonę, norėčiau išversti lietuvių kalbą tą knygą. Tai yra tokia Armstrongo knyga apie tai, kaip Žemė tapo žalia. How the Earth Turned Green. Ir kaip augalai ten yra svarbiausi agentai, veikėjai, kurie nulėmė. Atšaldė Žemę. Žinot, kad Žemė atšalo? Taip, pirmasis išmirimas. Ir aplidėjimas pirmasis buvo todėl, kad pradėjo medžiai augti, sunaudojo CO2, Žemė atšalo ir viskas. Bet jums ir paprastučiau gali. Ir jau paskutinysis laidos klausimas. Jeigu turėtumėt vienu sakiniu įtikint moksleivį pasirinkti būtent biologijos studijų programą, ką jam pasakytumėte? Ateikite. Pas mus yra įdomu. Pas mus yra labai įvairios studijos, puikus studentų kolektyvas, puikus santykiai su dėstytojais ir gal ir nebūsite biologai, bet išmoksite daug. Puiku. Jūs turite dar ką pasakyti? Taip, dar irgi tas paskutinis sakinys, ar ne kažkoks, kad turbūt reikia visą laiką biologiją pasiūlyti, pasirinkti tiem žmonėm, kurie nebijo darbo gamtoje. Tas momentas labai svarbus yra. Laboratorija irgi gali sakyti. Puiku, apie viską spėjome pašnekėti. Ačiū Jums labai ir su Jumis, mėly klausytojai, susitiksime kitą savaitę. Viso gero. Viso geriausio. Viso geriausio. Viso.